Thank you for having me. Thank you for the organizers. Labadiena, dėkoju už kvietimą, pasinaudosiu technologijas, kad galėčiau tilpti į laiką, kad matyčiau, kiek kalbu. Ar reikia paspausti mygtuką? Taip, matau savo skaidres. Kalbėsiu apie sveikatos duomenų pasidalymą klinikiniam ilgamžiškumo bandymams ir pradėsiu nuo to, ką jau turbūt žinote, gyvenam ilgiau, bent jau matome, kad vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra didelė, bet kaip žinote, Lietuvoje, pavyzdžiui, moterys gyvena ilgiau negu vyrai, bet svarbiausias dalykas yra toks, kad kiekvieną dieną maždaug 120 tūkstančių žmonių mirs kiekvieną dieną nuo žmonių susijusių, nuo ligų susijusių su senėjimu ir tai bus net skurdžiausiose šalyse. Vidutinė gyvenimo trukmė didėja, bet maksimali gyvenimo trukmė nedidėja. Žmogus gali gyventi maksimum 120 metų ir tai per pastaruosius 2000 metų šitas skaičius visiškai nepasikeitė. 120, 122. Pelė gali gyventi 4 metus, o banginis gali gyventi 200 metų, o tam tikri rykliai gali gyventi iki 500 metų. Gyvenimo trukmė užkoduota mūsų genuose ir galbūt vieną dieną mes galėsime tai pakeisti, galbūt tai įmanoma padaryti per sekančius 15-30 metų. Žinoma, tai bus labai sunku ir brangu, bet keletas faktų apie didžiuosius duomenis sveikatos srityje. Maždaug 30% beveik visų didžiųjų duomenų yra sveikatos didieji duomenys, tai yra didžiulė mūsų žinių apie pasaulį dalis ir mes turime labai daug duomenų, kad galėtume pradėti klinikinius tyrimus, kad galėtume sužinoti, kurie jau egzistuojantys vaistai turi teigiamą efektą, neigiamą efektą ir matyti, kokį ilgamžiškumo potencialą jie turi. Bet yra problema, žinoma, daug yra tų problemų, bet viena iš tų problemų yra tokia, kad jūs ir aš de facto ar kartais de jure jūs negalite dalinti savo sveikatos duomenimis. Nėra jokio egzistuojančio įrankio, kuris leistų tai padaryti paprastai ir dalinti sveikatos duomenimis su mokslininkais. Jeigu nusprendžiate pasidalinti, mokslininkai turės problemų, jeigu naudosis jūsų duomenimis ir jie negalės publikuoti savo tyrimų. Tai tikrai sudėtinga situacija, nes yra įstatymai, etinės nuostatos, kurios lėtina mokslo progresą, taip pat yra ir kitų aspektų. Ką mes galime padaryti čia ir visur, kad galėtume kurti pasaulinius sveikatos duomenis. Čia tikrai neturiu laiko, kaip ši duomenų erdvė veiks, bet tai veiks ES lygmeniu. Viskas bus sudėliota taip, kad mokslininkai galėtų naudotis, kad šalys galėtų duomenimis keistis ir taip pat tai sudarys galimybę žmonėms prisidėti su savo duomenimis
Tai yra labai gera nauja teisinė erdvė, tačiau tai yra labai lėtas procesas. 2029 metais mes tikimės, kad pasieksime savo tikslų, bet manau, kad Lietuvoje ir Belgijoje šių tikslų pasieksime truputėlį greičiau. Tai mes turime nuolat priminti žmonėms, kad prisiminti, kad didelė dalis žmonių norėtų pasidalinti savo duomenimis dėl mokslinių ir medicininių tikslų, bet visada yra rizika, kad sveikatos duomenys bus panaudoti kitiems tikslams, tačiau žmonės vis tiek nori dalintis duomenimis, ypač kai tai yra nepelno siekiančios tikslai. O reikia pakalbėti ir apie dirbtinį intelektą. Žinote, kaip šioje srityje greitai vyksta pokyčiai, bet žinoma, išlieka tam tikros rizikos. Daugelį sričių žmogaus intelektas nebesilygina su dirbtiniu intelektu, bet dirbtinis intelektas kartu su žmogaus intelektu yra pranašesnis nei vien tik dirbtinis intelektas ar vien tik tai žmogaus intelektas. Todėl mums reikia, kad žmonės dirbtų kartu su dirbtiniu intelektu, to reikia labiau nei bet kada. Tada mes galime pasiekti ir labai gerų dalykų, bet ir labai blogų dalykų, ir mes turime užtikrinti, kad pasiektume tik gerų. Mano nuomonė, idealiame pasaulyje ir gal mes tą idealų pasaulį ir pasieksime, kad mes turėtume kokį nors dirbtinio intelekto projektą susijusį su sveikesniu ilgesniu gyvenimu, galėtume pradėti nuo europinio lygmens, nes mes gyvename Europoje, čia yra daug sveikatos apsaugos darbuotojų, mokslininkų, proporcingai daugiau net negu JAV. Ir taip pat turime daugiau viešų institucijų. Keletas žodžių apie klinikinius bandymus, jie yra labai svarbus, deja, nėra daug klinikinių bandymų apie ilgamžiškumą. Kodėl taip yra? Daug bandymų yra atliekami ant pelių, pelės, žinoma, pigesnės nei žmonės, jų gyvenimo trukmė mažesnė, bet 90% vaistų, kurios veikia pelėms, neveikia žmonėms. Ir mums reikia vyresnių žmonių dirbti su savanoriais, kurie būtų geros sveikatos, kurie norėtų prisidėti prie visuomenės gerovės. Dabar klinikiniai bandymai yra vykdomi su jaunais žmonėm, tai yra visiškai neįdomu, dėl to, kad jauni žmonės neturi jokių senatvės pasekmių. Mes turime produktų ir terapijų sąrašų ir svarbiausias aspektas, mano supratimu, būtų genų terapija. Neturime laiko išsiplėsti dabar, bet po to būtinai manęs apie tai paklauskite. Reikia biožymenų ir viešų rezultatų prieš gydymą, per gydymą ir po gydymą. Ir tai turi būti privaloma, nes dabar yra farmacinės įmonės, jos įgyvendina bandymus ir jos nepublikuoja rezultatų. Tai nėra privaloma. Todėl jos to ir nedaro. Žinoma, yra daug žymenų, bet apie juos nekalbėsiu ir pereisiu prie savo išvados, prie dviejų išvadų. Pirma,
Mes, jūs ir dar keletą žmonių tikimės sukurti pasaulinę sveikatos duomenų erdvę, kur visi sveikatos duomenys galėtų būti naudojami tik moksliniais tikslais, nekomerciniais tikslais, kad galėtume pradėti klinikinius bandymus ir taip pasiekti ilgesnės gyvenimo trukmės. Aš neseniai suorganizavau kartu su viena įmonė tarptautinę apklausą 104 šalyse ir žmonės, kurie atsakė į apklausą, jiems buvo užduotas klausimas, jeigu naujas matote, kad 2/3 žmonių mano, kad tai būtų pozityvu, Lietuvoje tai sudaro 60%. Labai ačiū.